Sveiki bičiuliai. Šią savaitę norėčiau aplankyti kelius bičiulius, pasižiūrėti jų įdomius automobilius ir paklausyti labai įdomias istorijas. Tad kviečiu jūs kartu su manim važiuoti pas juos. Tęsiant paršiukų temą, atvykome į Alytų. Alytuje yra daug gerų žmonių, turinčių daug įdomių automobilių. Ir vieni iš jų tai yra Porsche 993. Šiuo tikslu atvažiavome pas Richardą, pabendrauti, sveiki Richardai, Sveiki. Apie šiuos nuostabius automobilius. Mano automobilį jau matėm, nieko įdomaus, raudonas, geras, gražus, tačiau labai smagu vienoje vietoje pamatyti dar 3 automobilius. Richard, čia yra, aš kaip suprantu, jūs turite tokį draugų būrelį, kur vieni iš draugų, kur važinėjate su automobiliais ir vieni iš tų automobilių yra seni klasikiniai Porsche automobiliai. Ja, turime 5 993 Alytui. Geras. Ir negalėjau čia atvažiuoti dar, turėjau būti daugiau. Aha. Ir ką čia pasakot toliau? Tai dabar Buksuoju. šitas automobiliukas, reiškia, yra kabrioletas, jis atvykęs iš Kanados yra. Ne, šitas iš Amerikos atvykęs, va tokiais kaukis jis matosi, kaip dabar stovi. Aha. Ir realiai nieko nedarėm, nupirkom su mažu defektu, kurio realiai nebuvo. Geras. Ir va tokis va, maža rida, va tokia tvarkinga ta mašina, absoliučiai niekas ją nedažyta, nedaryta, va pasisekė kažkaip tokį, kaip jisai matosi. Nes pati spalvinė gama yra labai graži, toksai žalsva spalva su pilku salonu, pilkas stogas, nu nerealiai gražus. Šiaip tie kabrioletai yra pakankamai reti. Vilniuje važinėja geltonas kabrioletas, Alytuje vienintelis kabrioletas yra. Vienintelis kabrioletas ir mes jį kaip pirkom, iš tikrųjų nuotraukos atrodė ta mašina žiauriai negražiai, tokia purina ir atrodė tokia nieko verta. Grįžo, nuplovėm ir blemba, pasisekė tikrai labai. Nes būna kartais taip. Gražus ratukai, graži spalva, derinys labai gražus. Nes jūs ir daugiau senų automobilių perka, tai patirties įvairios turite. Būna, kad pasiseka. Būna, čia visi tapo gavę, man atrodo, surprizą. Jo, tai pas mus irgi kartais serijose būna, parodom, kur atvažiuoja vienas automobilis, antras automobilis, su vienais daugiau pasiseka, su kitais mažiau pasiseka. Tai vat, tie bendraminčiai, kur perka automobilius ir mato tą kiekį, kad turbūt vis tiek būna pusiausvyra. Vieni geri, kiti blogi, tai... Turim ir blogų pavyzdžių, iš tikrųjų gal dar nuvažiuosim pasižiūrėti, kur vienas dar daromas 993, tai va iš tų, kur nepasisekė variantų. O čia va šitas iš Kanados grįžo, čia jūsų šitas. Čia šitas mano, abu du buvo čia to draugo, šitas abi dvi mašinas, bet vienu žodžiu mes ten be balevodami per 1000 lenktynės, ten buvo Palangoje, ten prieš gal 3 metus be balevodami 5 ryte, gerai apsinešę, sutarėm. Sako, nu tada parduok. Jo, įkalbinau vienu žodžiu ir jau po to šio nepaleidau. Aišku, sutartis buvo, kad neparduočiau, bet ir net nesiruošiu. Čia turi tokį automobilį, turbūt čia nėra ko pardavinėti. Važinėjai, širdis džiaugiasi, automobilis tvarkingas, vertė kyla, šypsena žmonių tik didėja tokį automobilį matant. Labai smagus, mes važiavom kelionės, aš su važiuoju vieną kartą su kompanija, važiuojame kiekvienais metais kažkur organizuojam, tai važiavom iki Nürburgringo, ten į Stuttgartą nuvažiavom ir per tos muziejus. Ir kaip į Nürburgringę? Blemba, paslėčiausias buvau, nes trupučiuką ir gaila, tie visi civikai lenkia per šoną, bet čia tokia mašina, nepersistengi ramiai su ja. Bet gavote už tai legalų ženkliuką ant galinio stiklo, kur irgi užsiklijuoja žmonės, kai Nürburgringą privažiuoja, tokį trofėjuką mažą, kad užsiklijuoji. Turbūt vienintelį kartą ar paskutinį kartą gyvenime tą padariau, bet žiauriai patiko, tiesą pasakius, ir šitą taip, o tas draugas turėjo, tai kitą jisai nusipirkęs irgi Kanadoje, bet čia su mažu apgadinimu buvo, bet išskirtinai maža rida čia, kai buvo lockdownas ir kai čia vyko, vienu žodžiu, tos labai buvo nukritę kainos, tai būtent tada tuo laiku nupirko, tai pasisekė dar už ganėtinai protingus pinigus, nors jų aišku niekada pigiau seniai labai neįmanoma nupirkti. Tai šiaip irgi, bet kiek aš domėsiu, kiek skaičiau, kad būtent šitas 993 modelis iš visų klasikinių buvo mažiausiai nuvertėjęs.
Nes G serijos, ta senesnė, 2 kartom, jis buvo žemas dugnas, iki 10 000 galėdavai pirkti. 964 irgi buvo ne mažiau mėgiamas ir kaina buvo pakritusi. 996, kur tom lempom negražiom, tas irgi ten buvo nukritęs, net dabar pabiškai kyla. O būtent 993, kadangi jis buvo ribotą laiką leistas ir ant kainos visą laiką buvo didžiulės ir yra laikoma, kad iš klasikinių Porsche jų pats mažiausias nukritimas buvo būtent šio modelio. Jo, 964 turėjom ir pardaviau už $14,000 2000 metais. Carrera 4, tai jo, teko pavažinėti gal metus laiko, bet ar daugiau, bet tik vien dėl to pardavinėjau, bet niekas nepirko, niekam tada nereikėjo tos mašinos. Tuo metu buvo kitas. Bet ir 993 tada tik kainavo, tada tokios kainos buvo, apie 2000. Bet šias irgi, šia rida iki 50 000. Čia labai maža rida šitos mašinos. Čia iki 50, nepamenu, marodos. Bet labai mažai, gal dar ir mažiau. Nes čia ir matosi, kad saloniukas tvarkingas. Jo, čia toks 49 000. Čia labai tvarkinga mašina, tai sakau, irgi. Čia, kai, aišku, perki tokias mašinas, tu žiūri tam aukcionė, ten analizuoji 100 kartų, bet kartais ir, pasiseka. Tai. Būna rimtai, kad nuotraukose baigi mintinai išmokti, jau kiekvieną detalytę prizuminę, žiūri, ir nusiperki, randi kažkokį kabliuką, blemba, čia gal kažkas ne tai bus, Ne, šiaip labai gražus automobiliai, aš sakau, labai smagu, kad Alytuj yra tiek daug gražių automobilių, kuriais važinėjat, džiaugiatės ir turbūt pačius miestiečius džiuginat. Čia nežinau, ar miestiečius džiuginam, bet su jo savo malonumu, čia mūsų nemaža kompanija yra, pagrindė su naujesniais visi, vienu žodžiu, važiuoja ten jau, bet mes irgi išlėkėm pasivažinėti su šitais senukais. Vis tiek grįžtat prie klasikos, kad šiek tiek tą prieskonį klasikos irgi pajausti ir tą kvapą, vairavimą, stabdžius, visą analoginę sistemą. Tai dabar ką, gal pabandom tada tą progą ir pravažiuoti su jais, pasižiūrėsim, kaip gražus Alytus laikosi. Pabandom. Iki Merkinės kokios ar kur čia, nežinau. Sugalvojam. Turim puikią progą vienoje vietoje pamatyti skirtingas 911 kartas. Šalia manęs mėlynas 996. Įdomaus dizaino, įdomus automobilis. Čianai pilkas 997. Su PDK, faceliftas, geras, įspūdingas, šiaip superinis automobilis. Šalia jo naujesnis 991 kėbulas. Gražus, platus, sportinis automobilis. Ten jau matytas 993. Šalia matytas 993 juodas. O čianai norėčiau papasakoti trumpai ir jums parodyti apie 994 modelį, kurio rida yra 60 000 kilometrų. Mylių. 60 000 mylių, bet stovis yra įspūdingas. Realiai tai beveik naujas automobilis. Tiek salonas, tiek vidus, viskas blizga, plasmasytės, viskas gražu, rūda, malonu. Atsisėdi į vidų, atrodo, kad nieks nesadėta. Vis prietaisų skydelis, viskas lygų. Tie senoviniai ciferblatai, tas ryškus, geltonas skaitmenys ir visi rodmenys. Taip įspūdingai atrodo, nerealiai. 5 bėgų mechaninė greičių dėžė, bliaupunkt kasetinė magnetola, kur jeigu atsimenat, yra kasetinės. Tikiuosi visi laidą žiūrintys atsimena, kaip atrodo kasetė, bet jinai dedasi ne įprastų būdų, o horizontaliai. Paimi, įdedi. Ir tokie gražūs akcentai, super. Bagažinės skyriuje yra atskiros detalytės, viskas tvarkingai sudėta. Variklio skyriuje irgi viskas blizga, visi lipdukai, visos gumytės, variklio visos apdailėlės dangčio. Tiesiog pasakiškas automobilis. Čianai, šalia 994, stovi Valiukevičiaus buvęs Datsunas, įdomus, išskirtinis automobilis, bet apie šitą segmentą, apie šitos automobilius papasakosime vėliau. Jų Vilniuje tikrai daug.
Labai įdomiai ir produktyviai pabendravom ir važiuojant link Vilniaus namo užsukome į mano vieną iš mėgiamiausių vietų, tai yra angaras, kuriame stovi daug automobilių. Buvo labai įdomu pasižiūrėti 997 Poršiuką. Kas yra įdomu, tai yra targa 4, tai yra 4 varomų. Targos principas yra, kad skiriasi nuo paprasto, kad yra stiklinis stogas. Čia yra 2 dalys stiklinės. Šitas dalis nuvažiuoja ir gaunasi toksai kaip didžiulis panoraminis liukas, o jeigu mes žiūrime iš vidaus, mes matom, kad toksai yra labai smagus stiklinis stogas. Gražus automobiliukas. Kitas gražus automobilis šios mūsų tematikos, dienos tematikos, tai yra bordinis 993. Gražus, standartinis, originalus ratukai, nėra spoilerio, vidus yra šviesus, tiesa, automatas. Vieniem labiau patinka, kitiem mažiau patinka. Aš labiau vertinu paprastą greičių dėžę, bet automatai taipogi yra smagus ir tikrai turi savo pirkėją. Šis automobilis, kiek papasakojo savininkas, yra remontuojamas, bus sutvarkytas ir bus dar vienas gražus Poršiukas Alytaus mieste. Šiek tiek nukrypstant, norėčiau jums papasakoti labai trumpai, labai įdomią istoriją apie šį Jaguarą XJS V12. Kaip matot, iš valstybinių numerių, jisai jau yra senai registruotas Lietuvoje, kiek savininkas pasakojo, maždaug nuo 99 metų. Kas yra įdomu ir tikrai išskirtinė, tai yra žinoma po dangčių besislėpintis V12 variklis, po dangčių besislėpintis gražus Jaguar V12. Kiek teko girdėti, tol kol važiuoja, viskas gerai. Bet kai sugenda, tada tu turi problemą. Saloniukas pasakiško grožio. Raudonas, blizgantis, daug chromo detalių. Oda, malonė, raudona, vairiukas, daug medžio ir tas senas Jaguaro kvapas. Pasaka. Kaip matote, čia yra kieto stogo Jaguaras, man asmeniškai žymiai gražiau negu kabrioletas. Ir pabaigiant, trumpai norėčiau papasakoti ir parodyti dar vieną dalyką. Jeigu pamena Toyota Century mano turimą ir bagažiniai esantį lagaminėlį su įrankiais, tai žiūrėkit, ką mes turim čianai bagažiniai. Turime gražią dėtuvėlę, ją atidarome. Prašau, gražus Jaguaro įrankiukai su medžiagytė, žalia lempytėm, replytėm, rankinėlėm, visokiom pasaka. O čia, supranti, kur darydavo prabangų automobilį prabangiam eksploatavimui. Grožis. Toliau stovi 996 Carrera, tai yra gražus, įdomus automobilis, kur grožis yra savotiškai, nes daugam šis automobilis nepatinka ir šiaip yra vertinamas taip dviprasmiškai, tačiau einant laiku jisai vis tampa vis klasikiškesnis, toksai mažų formų, įdomus automobilis. Ir svarbiausia, geltonas ryškiai. Ir pabaigoj mes turim 968 kabrioletą, labai įdomų automobilį, vis rečiau sutinkama mūsų gatvėse, turinti mechaninę greičių dėžę, šviesų saloniuką ir tokią žemą sėdėseną, priekį varikliuką. Tai yra gražus, raudonas kabrioletas, pakankamai retas. Taigi smagi ekskursija po Alytaus apylinkę, buvo smagu susipažinti su įdomiais žmonėmis. Dar kartą dėkui jam už įdomias istorijas ir pokalbius ir už galimybę pasigrožėti tokiais gražiais automobiliais. O dabar judam atgal į Vilnių. Taigi, bičiuliai, praėjo beveik metai laiko, kaip Lietuvoje buvo sukonstruotas pirmas RVB Porsche, pavadinimu Brolis. Labai įdomi istorija ir šiandien yra smagu, kad mes galėtumėm iš arčiau šiek tiek pamatyti šį automobilį ir išgirsti įdomią istoriją, nuo ko viskas prasidėjo. Šito klausimu turbūt geriausiai mums visą galėtų papasakoti. Sveiki, Petras. RVB Lietuva atstovas Petras. Papasakok trumpai, nuo ko prasidėjo visa šitą idėją, aplamai apie RVB Lietuva ir pirmą tokį gražuolį Lietuvoje. Naršydamas internetą,
užmačiau gražių paveikslėlių su nematytų baisiai plačių Porsche. Man atrodo, ten buvo 993 ar 964. Aha. Vieną kartą, antrą kartą ir po to aš jau galvoju, žinai, o tai kas čia yra? Pradėjau ieškoti, pradėjau gilintis ir kuo toliau, tuo labiau man jisai pasirodė, tiesiog nuostabus. Išskirtinis. Nuostabus. Išskirtinis, bet tarsi ta tokia masė, žinai. Piktas, raumeningas. Ja. Gal atrodo, ten netilpsi į garažą. Ir ką, ir tapo kažkokia svajonė. Taip. Pradėjau vis dažniau ir dažniau matyti visą tą reikalą, ir kažkurią dieną skambino draugas iš užsienio šalies. Petrai sako, bus bildas pas mus, aš toks, daug žinių. Aha. 2 mėnesiai iki bildo patikslino, pasakė datą, šokau į mašiną, pasiėmiau draugelį, nulėkėm. Čia kurioje šalyje vyko? Čia buvo Taline, Okay. prieš beveik 7 metus. Oi. Aha. Eitano bildas 993. Geras. Ir supranti, ten susipažinom su Nakajan. Aš būdamas savim nuvežiau lietuviškų doniukų su česnaku. Gerai. Sakau, nori? Noriu. Geras. Aha. Žinai. Ir taip kažkaip pradėjom bendrauti. Ten supratau, kad nėra taip paprasta, kad žinai, yra finansų, yra mašina ir tu turi RVB. Ne, taip nebuvo. Ten visa bendruomenė yra. Taip. Jo, ir mane tas labai nustebino ir netgi kaip ir truputį gal ir šokiravo, nes aš pirmą kartą ten išgirdau, kad yra kažkokia šeima, kažkoks family, žinai, ir kad į ten patekti jau taip, žinai, irgi nėra paprasta. Aš klausau, galvoju, ką aš čia šneku. Čia turi būti bildė, turi pabendrauti, turi tave pamatyti, turi susipažinti, turi užskaityti. Tokių yra kažkokių nerašytų taisyklių vidų, kuriomis jie vadovaujasi. Ir aš toks sakau, tai čia pabendrauti, sakau, ir kaip manai, tipo, aš čia galėčiau. Sako, tu viena koja valti. Galvoju. Ir... Tai čia nuo to prasidėjo. O kiek laiko praėjo, tarkim, nuo tos idėjos, kai jau susitarėt, nežinau, ir kai praeitais metais šį grožį padarė Lietuvoje, sukonstravo? Užtruko labai ilgai, kol dasikaliau iki to, kad duotų invoice. Netgi taip, sąskaitas jūs. Jo, kad sąskaitą duotų, tu stovis. Duok sąskaitą. Duok sąskaitą. Nežinau, gal kokie 3-4 mėnesius laukiau sąskaitos. Pukšt, tada atėjo Covidas, plius 2 metai. Tai realiai po apmokėjimo dar 2 metam nusikėlė, tada susikaupusi eilė ir taip atėjo... Jo, ir tada pukšt skambutis, šį pavasarį atvažiuoju. Tepalas varva, padanga nuleista, nieks neparuošta. Nesakau, kitais. Tai taip ir gavosi, kad prabėgo 6 metai nuo pirmos pažinties su Nakaisan. Ir dar aš atsimenu, mes čia degaliniais tam buvom susitikę. Mes šnekėjom, aš dar taip toli buvau, aš nei raudoną neturėjau, nei nieko čia tasai tolima svajonė, žinai, buvo kaip idėja. Žinai, Petrai girdėjau, bus RVB bildas kažkur. Juliau, rimtai, duok ir mažiau. Tai kodėl nepaskambinai, kai jau sužinojai? Dabar jis yra vienintelis Lietuvoje šiai dienai. Šiai dienai taip. Baltijos šalyse maros daugiau, Latvija, Estija nėra. Prieš 7 metus, beveik prieš 7 metus buvo Finest bildas Taline. Kur tu buvai, kur susipažinau? Kur susipažinau. O šiaip po Baltiją, jeigu Lietuva, Latvija, Estija paimti, nėra daugiau. O dabar, nežinau, kaimynį Lenkijoje, pavyzdžiui, kiek yra? 12. Ant 12. Ant tokios didelės šalies 12. 12. Tai šiaip čia turint Lietuvoje vieną gražuolį, tai čia visai neblogas pasisekimas. Aš manau. Kaip planai ateičiai? Planuoja būti? Antras? Kaip tu manai? Gal kažkokia informacija? Aš manau, kad reikia, nes vienam liūdna. Reikia brolio. Šeimą plėsti reikia. Būtinai. Ir yra minčių, yra planų, yra norinčių, bet viskas susirėmė, žinai. Aš visada sakau, žiūrėk, jeigu tu šiandien gauni invoice, metai praeis, o tie metai bėga greitai, Nakajus nejaunėja. Vėlgi neaišku, kiek dar jūs ir laiko važinės. Tai jis dabar važinėt, važiuoja į tą šalį. Važinės iki tol, kol judės. Jis man taip sakė. Čia kaip buvo Vilniuje, mes jau kalbėjom, sakė. Darysiu tol, kol gyvas. O šiaip kaip prisiminimai jo apie Vilnių? Kaip įspūdžiai apie pačią mūsų tokį gražų miestą? Sakykime, nuo oro uosto jisai taip dairėsi, galvoja, kur aš atvažiavau. Bet kai pradėjom leistis nuo Taurakalnio, čia atsidarė visi šitie dangoraižinukai. Padėjau viešbutį, sutarėm, kad pamiegos 2 valandas eisim pavakarieniam. Po pusvalandžio jis man siunčia kažkokios bažnyčios nuotrauką. Galvoju, viskas. Gerai. Tai jisai išėjo pasivaikščio ir po to sakė, labai daug medžių, labai gražu, jam baisiai patiko Vilnius, jisai nori grįžti. Tai jau grįžta.
tegul grįžta, tegul daro, kūrė antrą. Mums kuo daugiau senų įdomių automobilių, Taip. tuo geriau. Nes vėl žiūrint šitą gražuolį, variklio skyrius, tvarkingas, gražus, tarkim, išorė, tai lyginant raudoną, kur šiaip raudonas atrodo plati mašina. Platus automobilis, atrodo galas platus, gražus, iki tol, kol atsisuki čia ir pamatai, koks jis turėtų būti. Platus Koks jis turėtų būti. Raumeningas, platus, bum, toksai visiškai galingas. Toliau žiūrim ratlankiai. Irgi šitie ratlankiai atrodo ant raudono. Klasikiniai, kaip ir šiek tiek platesni galia. Taip tikrai, mano supratimu, gražus irgi toks derinys. Taip. Atsisuki čia, žiūri, bum! Ratai, galėtum, nežinau, ten tokio pločio, kur turbūt galėtum telefoną izoliaciją priklijuoti ir jis ten tam būgne ir suktųsi. Jo, aš dar pasimatau, dar būtų galima dar plačiau uždėti, bet... Ne, čia ir taip, po to bus įdomu pažiūrėti, kokio išmatavimo padangą. Vidus irgi, čia sudėti irgi po sportinės sėdynės raudonam, vairas kitoje pusėje, okay, čia detalės. Šitam gražuolį salonas visas sutvarkytas, rekaro sėdynės, gražus vairiukas. Lubos kilimas, taip, parašas. Parašas. Va, šitoj vietoj jūs galite pamatyti nuostabų kūrėjo parašą, kur turbūt kiekvienas RVB fanatas, netgi to pačio 911 fanatas, didžiuotųsi turėdamas tokį parašą ant savo automobilio. Ja, ten dar ir parašyta RVB Lietuva 1. Numeris 1. Geras. Jo, o po to pripranta akis prie normalaus kriukso, žiūri į tą, kažkoks nepavalgęs, kažkoks sukūdęs. Ant dietos laikas. Dietos kažko trūksta. Važiuosime su į McDonald's, tai parodysim čia. Priekinė lūpa irgi atrodo čia jau žemas ir gražus priekinis bamperis, čia dar sužeminta, dar pikčiau, dar plačiau. Čia irgi sakė, kad konversijos irgi buvo šiek tiek kitokios padarytos, ko kitur standartiškai nedaro. Čia ir posparniai sudėti, ir priekis yra šiek tiek kitaip padarytas. Nu, tad, prasme, priekinį balkį paprastai nakajus nuima ir numeta, čia mes jį vis dėlto gražinom. Reikėjo truputį jį, jeigu atkreipsi dėmesį, šitą liniją truputį taip arčiau eina. Ir reikėjo truputį papjaustyti, bet balkiai yra sugražinti. Kaip jisai sakė, be šitų greičiau per kordą. Šiaip labai gražus automobilis, sakau, tikrai. Tai ar pamatysim šiemet daugiau renginiuose? Gatvėse, renginiuose? Aš iš tikrųjų daug labai sulaukiu kvietimų, prašymų, žmonės dar būna biškai ir įsižeidžia, užpyksta. Nereikėtų taip daryti, nes automobilis buvo daromas ne tam, kad važinėti parodas ar kažką tai reklamuoti. Automobilis yra darytas iš aistros, iš tos visos masės, žinai, apie ką ir kalbėjom prieš tai. Iš to jausmo, kad, hei, pirmasis Lietuvoje. Bet kokiu atveju, kiekvieną kartą jį pamačius tikrai ir šypsena, ir toks malonus jausmas nueina, ir džiugesys, kad yra įdomių, išskirtinių, nekasdieninių senų automobilių Lietuvoje ir reikia padėkoti tau, turbūt už tą tavo idėją, kur tu besidėjai ir ten nesusikūrė, kad reikia nakajų parašyti, už visus žmonės, kurie prisidėjo, kurdami šitą žvėrį. Ir ačiū jums ir ačiū jums, kad turim tokį automobilį Lietuvoje. Pasaka. Labai malonu, kad pagaliau pavyko mums čia susitikti. Tai aš manau, kad labai norėjom šiaip parodyti, kad yra toks automobilis, kad ir toks simbolinis palyginimas su raudonu. Dabar važiuosim, apsuksim ratuką, apvažiuosim, pasižiūrėsim, kaip jie atrodo keli, kur visiškai skirtingi, kaip ir kalbėjom dėl jo išorinių bruožų. Ir bet kokiu atveju džiaugiuosi tau šį įdomią istoriją, džiaugiuosi ir dėkoju tau už šitą idėją ir šitą pagalbą gyvenant tokį žvėrį. Ačiū Jums, kad pakvietėt. Iš tikrųjų, nieko čia daug ir nepasakiau. Yra kur kas įdomesnių istorijų. Su visom susiję. Žinai, visi automobiliai, visos istorijos šiaip yra įdomu. Apskritai apie RVB, apie Nakajų, apie visą tą reikalą, žinai, pats jisai iš driftų yra atėjęs. Šiaip apie jį turbūt vien pasakot galim būtų, nežinau, parą. Apie kūrybą, apie jo istoriją. Vėlgi tikiuosi, kamera įdomu, manau, tikrai galės pasidomėti, internete paieškoti, paskaityti. Pažiūrėti ir dokumentinių filmų, nes tikrai išskirtinė asmenybė. Jisai netgi heiterius mėgsta, supranti? Ant jo kažkokį heitą generuoja, o jisai, jo, geras, laiką, deda. Prasme, jisai gal iš šono atrodo toksai žmogelis
susikoncentravęs ten, atsistatęs, Taip. atsibrėžęs, ta prasme, Taip. kažkoks toks, tipo pasikėlęs. Iš tikrųjų jis yra mielas, nuoširdus, paprastas vyrukėlis. Tai jau, tai aš ir turėjau garbėsgi irgi su juos ir trumpai susipažinti, ranką paspausti ir šalia pasėdėti ir tą nuotrauką tai turiu, kur mes dviesi, žinai, sėdim, tai smagu. Nulėkiau į Japoniją, sakau, gal tau reikia padėti, headquarteriuose. Ne, nereikia. Po 10 minučių ateina, einam, sako. Na, Slengstis, papriškė dažai, sako, išdžius, vaškurkė, va, bakelis, davai, šveisk. davai. Sušveičiau 4 slenkščius. O. Kad gavau darbo RVB LT. To sakė, paaiškins, truputėlį gausi pašveisti. Ant GT2 naujo bodykito. Nes reiktų irgi paminėti, gal kas nežino, kad yra ne tik ant 993 kėbulo daromi. Tai yra ant Porsche ant visų, ant 997, ant turbūt 993, ant 964 ir taip Ir toliau. viskas. Tai yra Ir yra 3996 pasaulyje. Vienas iš jų Padaryti. Japonijoj, jo. gerai. Bet jam nepatinka ta mašina, jisai nenori. Nu, tas 996 šiaip tokia diskutuotina, gal kada nors mes irgi ją apžvelgsim, aš šiaip papasakosim, tai irgi turiu atskirą visiškai vėlgi istoriją, Taip. bet čia jau kitam pasakojimui. Tai kągi, Petrai, ačiū, Tai dar nesibaigė, važiuojam toliau. dabar važiuojam toliau. Kaip ir kiekvienoje kelionėje būtina atributika yra užsipilti kūro, nusipirkti submariną, nusipirkti atsigerti taip toliau, tai šį kartą mes renkamės kūrą. Einam pilt kūrą, Atidarom. pilną bachą. Pamatėm tiek daug gražių automobilių, išgirdom tokias įdomias istorijas, labai džiaugiuosi, kad pavyko pakalbėti su mūsų laidos bičiuliais. O kągi, mano geltonas draugas
laukia, vis dar laukia ratų, tiesa, palangės jau yra nupirktos ir laukiamas, kol atvyks ir ratai bus uždėti ir tikiuosi, kad bus galima sekantį kartą aplankyti juos su šito gražuoliu. O dabar geros jums dienos ir iki susimatymo kitam epizode.